Sveikučiai draugai, ką esam ant stogo. Šiandien ką naudosim, gerai žinoma ir labai perkama mano elektroniniai parduotuvėje Penusil gruntą. Ką su jo darysiu, parodysiu tuoj. Aplink seną kaminą apsipurkšim, įklijuosim lipnią juostą. Lipnią juostą pasimsim turbūt, kad ne šitą sigą, o sigą juostą. Kur rasim? Gal žinot, kur siga juosta yra? Jo, naudosim sigą Viglau juostą, kurią galite irgi įsigyti. Žilinas.com. Turime sugrebę stavę jau 3 pusės. Dar nieks nelygyta. Pastogė čia pekiam. Nes sakė, sakovas pastogė daryti tokią, kokią yra. Sakė, jokių gėglių neprailginti. Tai dėjom ant senų. Stelažas biškai dėl to labiau yra atitraukti. Nes galvom, kad bus 50. Tai mes čia esam, nežinau, 4 gal dieną prie stogo. Štai turim paskutinę pusę. Po to liks šitas ir pavėsinė ten. Tai va šiandien tikslas yra užsidėti plevelę. O kas pas tavį yra? Tai pas tave neveikia? O tai ko klausė? Ar atkirpai kaminą? Vismi? Ne, jo. Asijono. Ne, tai visą kaminą reikia nuimti. Taigi, kaip profilius grėšim. Ai, visą turi viršum, tai palik. Nu, palaš, jeigu skardysim, tai palik šitą skardą, nėra tikslo jaučiu. Tai čia turėtų buvo nusimauti. Aš žinau, kad tu per kirpsį nuimsi visą. Ant plytų šausim gruntą. Nelabai čia numausi, blema čia. Čia irgi iš storą skardą kažkokį. Aš dabar galvoju, kad tik dama plevelė, kad netrukdyti. O kur prie ko klijuosim plevelę, vis man tai paaiškiai. Nes vis tiek reiks jį po to nuimti. Po to, kai plevelė bus uždėta, suplėšysim. Reikia kažkaip perkirpti jį, numontuoti jį. Liekam juostą. Ups. Štinaitas. Gruntas. Dėsim plevelę nuo viršus į apačią ir apklijuosim gražiai aplink kaminą. Čia biškai yra pavojinga vieta, nes lentelės ten matos. Čia žiūrėkit kaip išstorinta. Žiūrėkit kaip mes darom, kad kai būn per vidurį vieną gėgnę seną, mes pasisukam makaroną, tada dedam ant viršus naują makaroną. To pasiekoja, rodysiu kaip gaunas. Gaunas va šitaip 2 makaronai. Ir tada galim vieną grebėstą dėti ant šitą makaroną, iš čia ant šitą. Tai va dabar tą kaminą kažkaip reiks numontuoti. Paliksim tik įdeklą. Mes vis tiek naujai skardysim.
Ledai plaukia. Tai va 2 juostas uždėjom, kaviną apjėjom. Tai šiandien trečią važiniuoti bus gerai. Rytoj tada susitvarkyti šiukšlės, pasistatysim čia va pastolį. Taip ir judam. Taip ir judam su senais nameliais. Kaip matot, ką mes darom. Pasikalam iš vienos pusės ir iš kitos pusės makaroną, nes senose sagose viena dėginė. To pasakoju galima dėti 2 makaronus ir puikiai grebestuojas. Pasukti biškį čia ir iš seną šūdą gali išspausti kažką geresnį. Nusigrantavom kaminėlį, nusivalėm pirmą, po to nusigrantavom, po to užkliavom lipnį ir nebėgs, kol apskardysim, viskas bus čiki. Ir jeigu papustys kažkada irgi bus viskas čiki piki. Tada palaukit, reiktų eiti kažkur skoberę gelbėt. Ką aš žinau? Kažkur. Čia makaronas dar vienas vietos. Su kažkokia ilgu varžtu. Ai, čia jūs nusukot, nuo kur buvo plevelė užleista. Va, matau skoberį ant žemės. Oh yeah. Oh yeah. Turim čia išlipimo liuką, bet ar turim kopėčias? Turim. Kokia baisuma liukai. Pasižiūrėkit daugiau. Ne šiaip su tuos esam pasidėję vadinamus padus. Nes, žiūrėkit, yra, kaip čia paaiškytum, ne šiaip savo tie yra sudėti, nes yra patrukinėję. Tai va šitą pavėsinę irgi reikės daryti. Stogelį pakeisti. Va matot, 5 cm palikta plevelės iki kaktos. Sniegiukas biški laikos, bet nieko, nutirps, išbėgs viskas. Va matom, čia irgi 2 makaronai iš abiejų pusių sudėta. Tik čia, kaip matom, biški ne pagal centrą dėl to, kad truputį nuolydis skiriasi. Čia keli centimetrai išsitampa su grebėstai, su kraigu ir išsitampa. Reiktų pastolių dar dasipirkti biškį, vis trūkstam. Nes noris vis tiek dirbti kuo saugiau, noris kuo daugiau pasistatyti po stalažų, kad aplinkui galėtume vaikščioti. Bet tas kainuoja didelis pinigėlis. Bet saugumas vis tiek pirmoj vietoj. Tai va, į seną medieną sukrauta. Lipam toliau montuoti plevelės. Kam nesunku, uždėkit laiką ir žiūrim toliau.
Rytas, draugai. Nu ką, graži diena. Oi. Gal ir nelabai. 3 dienas iš eilės po 10 cm prisniga. Einam žiūrėti, kas ant stogo gera. O, zdarova, ką jūs? Kas jinai babom ant stogo su kamera. Matome, daug darbų padaryta yra. Budmat Venecija. X-mat padengimas. 3009 spalva. Turim pakalimą. Turim prisuktą jotuką. Kodas yra pakalimo. Ne tai ką kodas, bet spalva yra riešutas. Levelė, kaip matot, nupjauta 5 cm iki kaktos. Dėl ventiliacijos. Apie iškišimą į čia įlieto sistemą gal nebekalbėsim. Nėra prasmės. Žinot mano nuomonę visi. Dar niekur neturėjau problemų su to reikalu. Dėl tos plevelės nebuvau sulaukęs, kad žiliūnai, žinok, man per pakalimą bėga kondensatų. Tai kaip ir ramiai toliau tos darbus darom ir jokių bėdų dėl to nėra. Kaip mes montuojam lietų sistemą, padangų sėdimą irgi nebesikartuosiu. Varžtai yra nuo čia tik susukti, pasikeli lapą, susimontuoja vaštakį kaip nori ir prisukiu po to trumpai aiškiai. Kaip matom, viskas paruošta yra. Išsistorinam, kaip mes šito, mes prigrėžiam su dubeliais lentą. Šaunam makarą, išsistorinam, kad jotuką būtų patogiau prisukti. Jokio kartuvį nereik daryti. Kaip matot. Kadangi su užsakovais buvo nutarta ir jie jau 100% pasakė, kad niekada fasadą nešiltis. O kas po jų darys, jiem nelabai įdomu, dėl to pakalimo darom iš karto. Ir jokio atitraukimų nedarom. Jeigu dėstai sakė, dekorą užsitrinsi viskas. Jokio šiltinimo nebus, nes yra dviguba siena su apšiltiniu tarpu ir viduje apsišiltinė, tai nes kitu atveju reikėtų čia palikti tarpą, tarkim 10 ar 15 cm, kiek norėtumėt šiltinti. Irgi viską puikiai žinot patys. Aišku, čia labiau kalbu ne meistram, tai kas esat naujokai ir kažkas, tai jum aiškinu labiau. Tada mums tiek beliko stogo dangos susidėti, tada eisim šitą padaryti. Ir anoj pusėje dar pavėsinę reikės padaryti. Bet čia žmonės prašė, kad be plevelės, nes čia viskas yra atvirai laukia. Ant tą kampą pasibaigsim susitvarkyti. Matom, šniūrs yra ištemts. Tai chebrytė. Kadangi retai vėl pradėjau kelti YouTube, kad žino daug kas, kad kiekvieną dieną keliu į Facebooką video, kad TikTok'e dažnai dabar pasirodau. Tai duokit biškį motivacijos, nežinau, pasidalinkit, palaikinkit, parašykit po komentarą. Visi mano YouTube žiūrovai 6 metus viską filmuoju. YouTube'ai beveik 10 000 subscriberių yra, tai duokit motivacijos man čia kelti video. Parašykit kiekvienas po komentarą, labas Žilvė, arba daryk čia video. Pamotyvuokit truputį. Nes sakau, man lengva yra į Facebooką paimti, nufilmuoti ir įdėti, o YouTube'ai nufilmuoti, sumontuoti ir įdėti man užtrunk ne 1 valandą, tai dėl to aš čia ir mažiau praleidžiu laiką, bet jeigu būtų motivacijos daug žiūrovų, daug norinčių, tai į savaitę po 2 video tikrai galėčiau įkelti YouTube'e, tai pasikuriam chebrytę.
Pasilenkė, o čia vismis. Tai va čia turim pasidarę tokį dėl saugumo, kad neįkristum į tarpą.